Klausykit, gerbiamas Sursi, kaip jūs vertinate Egidijaus Dragūno išpažinti pas Jakelaitį laidoj? Aš žinokit, manęs tas dėmesio centras nebedomina, aš nieko ten man neįdomu. Ką reiškia nebedomina, čia kaip taip? Ai, nenoriu apie tai šnekėti. Nu, čia dabar visi šneka. Jakelaitis kviečia Selą į Lietuvos televiziją, kur sėdėjo kėdėj premjeras, Seimo pirmininkė, Vytautas Landsbergis, Adamas Michnikas. A jūs nešnekėsit? Nemaloni tema, gal... Ką čia šnekėt, gal ką nors apie kitą. Palaukit, aš viską supratau. Tai ir jūs kartu su Andriu Mamontovu va taip rašinėjot komentarus ir pilstėt purvelį ant Selo? Niko jūs čia mane puolat? Nu parašiau aš naktį tos 8 komentarus. Aš juos parašiau iškart po Mamontovo, ne pirmas. Ir kai policija tardė Mamontovą ir mane, tai aiškiai užfiksavo, kad Mamontovo komentarai buvo parašyti anksčiau negu mano komentarai. Nu jo, lengvinanti aplinkybė. Čia yra esminė aplinkybė. Čia ne dėl mano komentarų Selas nekoncertuos Lietuvoj. O kokių intencijų jūs vedamas sukurpė tuos 8 komentarus? Tų pačių intencijų kaip Mamontovas. Pagalvojau, kad paprasčiausiai nepagaus. Bet kur tau čia nepagaus? Pasirodo, ne tik prezidentės negalima dergti, bet ir paties Selo. Tai ir už tokią žodžio laisvę mes kovojam. O tai ko po pseudonimais slėpėtės? Nu tai bijom su Mamontovu gauti šampės bonkės per galvą. O su pseudonimais tai laisviau viskas, drąsiau, gali varyti, ką nori. Visi kompleksai dingsta. Kokie kompleksai? Nu, pas mane nepilnavertiškumo, taip sako psichoterapeutas, o pas Mamontovo, Mamontovo kompleksai. Mažos agrarinės šalies. Ne, užsitęsusios laužo šviesos.